Labas rytas, bičiuliai. Vasario 22 diena. Gauštinio ežeras. Taip sakant, antras dublis. Buvom čia praeitą šeštadienį, tai ne kažką radom. Tai šiandien pabandysim vėl tą patį ežerą, tuo labiau, kad sąlygos pasikeitusios kardinaliai. Šiandien vėjuota, apsiniaukia. Nu, gal tas ir padės pagauti vieną kitą ešeriuką. Tai šios dienos tema – blizgutės ir ešerių žvejyba. Kviečiu pasižiūrėti. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Nu ką, prisigrįžiau kalną Kečių, turiu įsikalęs 25 eketas ir turiu tokią nuostabią puokštę meškerėlių. Tai pradžiai dabar išsirinksiu porą favoritų. Tai šitą geltoną. Šitą geltoną tokia blizgutė, tikrai man darbinė. Ir čia sklinda gandas, kad čia dirba baltos blizgutės. Tai pasimsiu dar vieną kokią nors baltą. Nu ką, bandom. To mes čia ir atvažiavom. Nepakirtau. Balčių. Nu, gražuolis. Toks tikras ešerys. Antras. Oi. Susitraukė. Taip sakant, jeigu jau per kokias 3 minutės niekas neateina, tai nėra ko ir sėdėti. Keičiam eketę. Iš vienos skylės 3? Ten. Yra? O! Žiūrėk, tu ant geltonos. Žiūrėk, Balčius irgi pagavo, sakė. Balčiau, a tokį pagavai? Nu mažą, nu. Pavaryt, tai pavaryt. Apa. Nu ką, suveikia taktika, blizgutės keliams į viršų. Nu, tu blemba, nu.
Nu jo. O! Ant ko užkibo. Ant ko užkibo. Ant viršutinio kabliuko. Dabar trumpai apie taktiką. Aš čia įsigrįžiau tris linijas ekečių. Patikrinau šitą pusę. Dabar vėl užeisiu pavėjui ir eisiu prieš vėją atgal. Nes su rogėm einant labai patogu, kada tu rogės vienu tempimu atsitempi ir ant jų atsisėdai. Kodėl nelaksau taip kaip balčius? Todėl, kad nereikia keisant meškerėlės gylio. Kaip ėjau palei tą juostą, taip ir praėjau. Praėjau, kažką patikrinau, kažką radau. Dabar šutinu į kitą pusę. Nors dabar 50% žuklės prekiam. The stones tell stories of a love long ago. By the Nile's gentle flow, we stood side by side. In the shadow of pyramids, our hearts intertwined. Every star in the sky a witness to our vow. Every grain of sand a memory to hold now. Through the ages and the miles, our love remains. A timeless bond that defies the passing of time's chains. Love before the millennium, a tale of fate. In the sands of Egypt, our hearts create. Through the centuries, our love Apgavau baisiai mažą šriuką. Ant geltonos akį gaudai? Norfinės tos? Nu, ble. Nejaugi keištai. Gali būti toks bairis, gali. Oi. Kas? Kad ant baltos, bet nekimbo ant geltonos kimpo, tai gali būti. Pakeiskim, pažiūrėsim. Ar čia? Jau yra iš karto jie atsiliepia. Tai pabaksnuoju į dugną ir am. O kur nėra, nėra. Sakant, radau turbūt mažylių koncentraciją. Oi, šičia tai fintas geras. Nu taip tai nėra buvę man polediniai žūkliai nė kartą. Na, podo kaip stintas. I remember the days when we were young, laughter and dreams under the summer sun. The songs we sang, the stories we told, those moments of joy I'll never let go. Every smile I never etched in my heart, every tear a chapter we both played a part. Through the years and the changes we've been through, I remember it all as if it were new. I remember the way you held my hand, the way we walked through the city and sand, the late night talks, the secrets we shared. I remember it all, though the years are blurred. No. Ой, dievuli.
Dievuli, tu mano brangus. Reiškia, šių koncentracija didelė. Daug po ledu. Jų čia yra ir jie, taip sakant, iš pavydo kimba. Panašu, kad auksiniai kiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šią žiemą taip dar nebuvo. Gal 10 ešeriukų. Šienas iki tikės. Gerai, leidžiam mažylius į laisvę ir einam toliau laimės ieškoti. Ate, hebra. Trumpai apie meškerėlę blizgėjimui. Tai radau parduotuvėje va tokį va stebuklėlį su labai fainai nudažytų galiuku. Ir kas man labai patinka, tai kad viskas jaučiasi puikiai į ranką. Su tokia maža blizgute puikiai jaučiasi kibimai į ranką. Tiesa, gilį iki kokių 3 metrų, bet taip sakant tikrai galima gaudyti. Ir netgi tų mažučių ešeriukų kibimai į ranką puikiai jaučiasi. Nu taip da nėra buvę. Bet ranką ant į dugną griebė. Nori arbatos? Korkšnis. Tai iškerk visą padarę. O, pasižiūrėk. Matai? Kas? Tampo. Kur žuvis? Vyra. Kadavė plėti dugną. Parodyk tą žuvį. O, nu matai. O. O. Bet kaip išdūriau, žaidžiau mažais mostais, galvoju, drėptelsiu aš stiprų mostą. Nu ir apsigavo. Nu vat, visada taip įlindus į nendrės turi zacepą. Reikia pasiimti atmušėją. Kur yra mano atmušėjas? Kur atmušėjas? Perveriam valą. Štai su spinelę ir paleidžiam žemyn, kad valai ir nuvažiuotų. Čia dabar. Kom gerai prisiriš daug meškerėlių. Su skirtingom blizgutėm. Nes dabar nutraukiu vieną blizgutę. Tai jeigu čia ant to vėjo šalčio reikėtų dar susirišti, tai būtų nafig. Gražesnis šiek tiek. Nu, įsivaizduoji. Į barzdą. Jau užsidėjai senovinę. Kas? Blizgė senovinė. Ai. Paskutinis ešeriukas turbūt šiandieną.
Taigi, bičiuliai, pakilo vėjas ir kibti visai nustojo. Netgi tos pačius mažiukus ešeriukus tenka įkalbinėti. Sušalau, varom namo, gana. O žvejybą patys matėt, nieko įspūdingo. Taip jau būna mūsų kraštuose, kad pagauti kažką tai turi labai pasisekti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir sakau, iki pasimatymo. Ate.